labai norėjosi laimėti. Vieni kitiem bandėm patart, ką daryti, taip pat ir balsas dingo. Bandėme žaisti greičiau, bėgti, bet pritrūko tos sveikatos, tai dėl to tokios atkarpos ir bangavo. Truputėlį atsikvėpėm, užbėgam, rezultatas teigiamas. Sustojom truputėlį, jie pažaidžia arčiau krepšio ir jie nueina. Gale pritrūko mums, ketvirtam kėlinį pabandėm dar spurtuoti, bet pritrūko jėgų. Mes reikiamų momentų turbūt pataikėm svarbius metimus ir vėl atsiplėšėm keliais taškais, tas labai stipriai lėmė, kad vėl sugrįžom į tą savo vėžės pergalingas. Tai tie keli metimai, kurie buvo labai svarbus. Vis tiek lygis skiriasi čia. Lygis ne tas yra, mūsų čia susirinkę taip pasportuoti ir čia beveik visi buvę krepšininkai. Tai pradžiai gal kol pataikėm, kol kažkiek laikėmės, o paskui vis tiek išryškėjo tas skirtumas. Čia rungtynės, visko būna. Būna sunkesnė pradžia, geras galas, būna gera pradžia, prastas galas. Tai rungtynės yra iš 40 minučių susideda. Taip sakyčiau, visai buvo gan įdomios ir žiūrovų šį kartą buvo ne kaip visą laiką, matėt, pilni balkonai ir rungtynės davė pilną emocijų, buvo daug aistrų, buvo techninių, nesportinių, tikra virė aistra aikštelėje ir, aišku, nugalėjo šį kartą stipresni, nugalėjo tikriausiai, šiandien mums pavyko. Mes siekiam tos pergalės, tai kaip sakyt, stengiamės. Gal pas mus daugiau patyrusių žaidėjų buvo, kurie tokiais sunkiais momentais gali, kaip sako, ir patraukti, nekreipiant dėmesio į rezultatą. Buvo, kas mums pradžioje nelabai sekėsi atakuoti, bet gale, kada reikėjo, mes pataikėm, kaip sako, įsivežėme.